Colvin Harris. Labas, Hebra, labas ir Mantai. Labą dieną, Jonai. Jons ir Taip Mans. dažnai Jonu vadin, Ne. be tėvų kas nors. Ne, man Jonuk vadin. Jonuku. A kaip tave vadin mamytė? Kater. Šiaip galiu pasakyti, kai pakvietėt mane į svečius, sakėt bus grybų, tai negalvau, kad šitie bus, žinai, baravykai, saldus, su aguonom vietai šaknų, šokoladus, juodus, baltus. Esi grybų valgęs? Galvau kažką šitokių. Esi? Jo, man mačiutė daro tokį su. Kiekvieną jaučiu mačiutę. Aš manau, kad daro tikrai. Ačiū, kad vis tiek. Ačiū už lauktuvės. Mantas Kateris atvežė labai retą lauktuvę, kurį dedame ant šaldytuvo. Nežinai, buvo 6 magnetukų už $3. Tai va, mamai nupirku visiems. Ir jaučiu nupirko kur nors pereinamajam skrydį, kur nors Frankfurtą. Su Seifelė bokštu magnetuką. Grįžo iš Australijos. Kada grįžai tu? Jau porą savaičių gerų, tai jau. Bet dar nenusiplovė įdėgiu. Ne, rūdus dar. Aš, jaučiu dabar koks antras rudžiausias žmogus Lietuvoje po Marinos bui. Bet ir svorio numetęs toks. Ką ten darėjai? Ai, vaisių daug valgiau. Ne, bėgioti per. Tiesiog aš gyvenau, Sidnėj pačiam mieste ir gyvenam per paplūdimį, ten tokiam Bondi šitam rajone ir ten surferių rajonas. Tai visi čiūvai, vat kai tu Miami buvai, ne, visi čiūvai alfa patinai tokie, žinai, aukšti, vis 1,9 m su banglentėm. Ir aš jau Lietuvoje 5 jaučiuosi, žinai, Australijai 3. 2,8, žinai, traukti. Kur, viską, aš žiūriu, žinai, stovi prie kasos, perku ten šokoladus už manęs 1,9 m atsikačelint salierus ir morkas, perku, žinai, ir ašarų rėdu man. Pradėjau keist biškį. Bet grįžu, vėl Lietuva, Velykas ir vėl tu atsistatys, man atrodo. O kaip moteris, kiek balų ten? Geras, žinok, žiauriai geras. Turėčiau sakyti, žinai, tipo, ne, už lietuvaitis gražesnių nėra. Ne, žinai. Ta prasme, bet jeigu tai tau kaip trejetų įmanoma tą? Ne, net negalvoju. Su azijetėm nebent, žinai, nes jam baltų patinka. Bet tas azijetas žiauriai ne kažkaip nesimpažė. Aš kažkaip iš tų filmų prisižiūrėjęs, žinai, Japonių, sakiau, gražių. Aš tai australietis įsivaizduoju kaip iš filmo Be namų negerai. Tai ten tokia, ką. Bet ten buvo gerų. Pavyzdžiui, taigi tas Toras, žinai, kur aktorius, kur Torą vaidina. Tai jis iš Be namų negerai atėjo. Jo, jis vaidina. Plus buvau dar tą miestelį, kur Be namų negerai filmuoja. Prie to kiosko, taip vadin. Geras. Summer Bay. Bet tu nebėra to serialą. Rodo iki dabar dar. Jo, kiekvieną trečiadienį gali ateiti net pažiūrėti, kaip filmuoja. Tipo, kiekvieną trečiadienį ten kažkilintą valandą. O dar yra tų senų aktorių? Ai, mačiau, Alfas, tas parduotuvės savininkas, jis man atrodo dar vaidina. Geras. Nes Be namų negerai visiškas buvo, legenda iš jaunimo, kaip Santa Barbara, tipo visų, tai jaunimo būdavo Be namų negerai, man po 4-15. Bet tai mūsų klausytojai jaučiu nelabai žino, kas tie Be namų negerai. Nes tu turi būti virš 20 jaučiu, kad žinau. Aš mano sesė žiūrėdavo. Aš tu nežiūrėdavo. Jie vaikai nieko nevertina. Kitas kokybės nevertina tikrai. Tai klausyk, kad teko būt klubas kokios? Jo, buvau ir baruose, ir klubuose. Šiaip nebuvau ten kažkiem labai, yra ten tų šustrų, bet ten sais įrenka po kelis tūkstančių žmonių, žinai, klubą. Tai, man per grūstą aš kažkaip nelabai mėgėjęs tokių didelių erdvių. Bet buvau tai... Trumpiau... Labai nenorėjau. Tai jis kontrolą nepraėjo. Jo, net per nemokamą vakarą manis neleido. Ant kiek liūdnam. Bet šiaip, ten, žinai, barai kaip klubai tokie, tipo, gali kiemė ten alguršnuoti, o viduje ten tūsai vyksta. Tai tokiuose buvau, kur nėra face control. O bandai čiešit ką nors, kokią merginą? Ar be šansų iš vis net nekalba su tavim? Jo, buvom su vienu draugeliu gėrėm. Susipažinau su daug lietuvių, žinai. Vadinu draugeliu, aš pirmą kartą mačiau, bet su bendravom. Gėrėm ir taip jau eisim jau maždaug jau 4:30, žinai. Sakom, davai, pabandom, čia 2 liko panas, tokias neblogai. Apdraug, žinai, prišausim. Ir prieėm, žinai, kažką pakalbinam ir taip akivaizdžiai nusisukom. Ir kas dar nejaukiausia buvo, kad išsiskyrėm, jis mane autobusai sadina, nes aš pats nežinau, kur važiuoti.
Ir aišku, kitoj statelį tą patį panai lip ir šalimais atsisėda ir taip nejauku, visą kelionę. Žinai, tai visiškai visas raudonas. Ne, kad su kokia tačka, ne, tipo, pravažiuotam šalia. Papypsinčiau faką, parodyčiau, žinai, ačiū autobus kartu sėdim. Tai man, žinai, kada buvo, 2004, kai Filadelfijai gyvenu, mes irgi džiauriai sunkiai dirbom ir neturėjom babkių. Ir važinėdavom į klubus su dviračiu, žinai. Tai antradienį, žinai, su dviračiu. Dring. Bet ne, žinai, dviratis toks kaip ir normalus yra, bet pas vieną to nebuvo sėdynė, žinai. Tai man atiteko tas be sėdynės ir aš visada mindavau atsistojęs. Žiūrėk, ko aš įsivariau, viskas buvo gerai. Ir pirmes, po klubo, mes irgi ten kalbinam tokias mergaitės, irgi be šansų ten prikalbėti, visi ten 10-ukai, 11-ukai. Ir kažkaip su viena, tipo, kažkaip ir pavyko, tipo, kažką ten, žinai, tipo, pašokt, kažkas ten ta, bet viskas baigės. Žodžiu, reikia varyti atgal mum į chatą. Ten mint reikia kelis kvartalus, kokį 20 minučių. Ir įsivaizduok, su draugėliu per pagrindinę gatvę minam, žinai, aš atsistojęs tam. Ir raudona, žinai, tik sustojom. Ir pamiršai. Ir taip, mašina tokia, nauja, 2004, aš nežinau, bet žinau, kad kabrikas buvo. Įsivaizduok. 3 mergaitės. Ir ta priekį sėdi. Pasižiūrėjo. Tai palma tokį. Pasižiūrėjo, žinai, ir galvoja, okei. Gerai, kad nepamiršai, kad sėdynės nėra, žinai. Taip, mes sėdynės. Nu, va, mes žinom, kaip mes jaučiamės tam tikrais momentais. Tai va, taip ir buvo. Gerai, tai padarom trumpą pertraukėlę. Man toks čia pabūsė, ne? Nu, valandėlė, jo. Čiak, man tas Katleris pas mus svečiuose, ilgai lauks svetelis iš grįžęs iš Australijos. Tai dabar pasakyk, ar apsimokėjo tau leisti tiek 1000 pinigų dėl kengūrų ir dėl to, kad pasijautai trejetų ir nieko negavai? Štai toks supratai. Jis nesakė, kad nieko negavai, jis sakė, kad Australijos negavai. Žmogaus negavai. Šiaip verta, aišku, ta prasme, sunku išaiškinti žmogui, kuris, tarkim, nekeliauja, leidžia kitaip pinigus, kad verta išleisti ten, didelis pinigus, ten kelių mėnesių taupimą išleisti ten per 3 savaitės, bet tas, kas keliauja, tikrai patariu varyti į Australiją ir, bet ten visiškai kitoks pasaulis. Kiek skridai? Ant rankų nevaikšta, žinai, žmonės, kaip gal kitiem atrodo. O kiek tu skridai? Parą? Mažiau? Buvau bendrai sudėjus, skridau 22 valandas. Ir iškart paskui mėgojai, nebuvai pridaužtas, žinai, kaip būna po... Atvažiavote. Užmigdavau 6 dienos, keldavau 4 nakties, bet tai po to susilygino per kelią. O tada atvažiavo pasitikti, nesijauti vienišas ten? Ne, visą laiką mane lydėjo kas nors, ten daug lietuvių, žinai, buvo, tai nemažai jų ten, domis, kas Lietuvoje vyksta, kas... O kaip jie tave surado? Kas čia žvaigždės? Aš važiavau pas vieną pažįstamą paną ir... Jo, tik draugai. Ir man aiškiai tai pasakė. Friendzone. Kai lėktus nusileido. Man tai mes tik... Žinau, kad tu lysi. Jos per Facebooką surašinėm, žinai. O tu Australijai gyveni, ne, tai gal gali atvaryti, gali, bet nieko nebus. Nes aš skrisiu per 9 laiko juostus, nes Lietuva jau nebegaunu, žinai. Gal Tai va, tai šiaip visi žiauriai daug fainų lietuvių sutikau ir tokie iš visų skirtingų miestų, žinai, iš Marės, Miami. Tai kiek lietuvių tu galėjai pamatyti, supažinti? Dabar aš susitikau su kokiais 15, mačiau nuotraukas Sidnėjai, kai Radzevičius ten kokį gal 40 lietuvių fotkinas vienoj nuotraukai, o šiaip ten yra keli šimtai lietuvių ir, jaunų tokių studijuojančių, tipo. Tai tikrai gali didelį tūsą padaryti. Šitą stand-upą dariau dar Australijai. Ką ten darai? Tokiam vietiniam klubelį atvariau, žinai. Bet toks, biškai aš supratau, kad jau per naglai, nes prieš tai buvo open mic'as toksai, tipo renginys. Ir iškart po jo, tipo suleidžia žmonės ir daro rimtą tą renginį su normaliais komikais, ten kurie profesionalai, žinai. Ir atvariu, žinai, sakau, aš noriu dalyvauti. Sako, tai gerai, eik, žinai, paskutinis bus open. Sakau, ne, aš tam pagrindiniu. Sako, nežinau.
Sako, aš nebijau kažkaip, komikas. Nu toks, kur tik vėliau supratau, ant kiek aš naglai ilgiuot. Sako, nežinau, davai sudalyvauk open mic'e, duodu 3 minutės, žinai, paryk ten porą bairių. Tai nuėjau visai gerai open mic'e, ten... Tai angliškai? Jo, angliškai viską. Kokius bairius sakai? Senus savo geriausius? Ne, šitos programos, ten, iš paskutinės ten apie seksą. O kaip makaroninis skambėjo angliškai? Nežinau, net. Noodle dick. Noodle. Okay. Tai va, bet žiauriai faina. Tai buvo ir australų, ne tik lietuviai, ne? Ar iš vis ten lietuviai nebuvo tam klube? Ai, tai ne, ten vien australai buvo. Ten tiesiog jų buvo stand-up comedy vakaras, ten kiekvieną savaitės dieną gali rasti po kažkokį, žinai. Aišku, ten šeštadieniais kokį būna 400 žmonių renkasi, o aš kai buvo 100 gal, bet vis tiek, tipo, angliškai pašnekėjau, prie dar tokie du gėjai, žinai. That was so funny. Bet visiškai tokie metų, žinai, būtų vienodai pražylę. Ir po to dar du hipsteriai irgi alaus siūlę kartu išgerti, bet ne. Kažkaip nejauku buvo. Bet moteris nepriejo, ne? Ne. Okay. Nu, vienu žodžiu, aš tau ir taip pasakysiu, komedijai seksą nepadeda gauti. Kas padeda raumenis ir didžiąją ir muziką, ne? Vis. Tai taip, tu nori pasakyti, kad tau nepadeda seksą gauti tai, kad tu mikrofoną laikau. Nu kažkiek gal padeda. Seksualu, bet... tipo, mikrofono laiko šnekais, visi juokės, tai iš karto, tipo. Nu, bet, tai va, tarkim, pana pamato, blem, aš noriu va šito, žinai. Nu, tai nėra, aišku. Ir tikrai, ir patikėk manim. O kai, pavyzdžiui, mane pamato klube, aš pats turiu prieiti ir, tipo, labas, žinai, tokį, tipo, matu, ne, duok man 5 minutės, aš tai prajuok, bus žiauriai zaibys, tipo, pašnekam bent 5 minutės. Čia mano stipriai pusė šnekėjo. Aš žinau, ką tu dabar galvoji, bet paplirpiam biškai. Tai va, tuo nebent. Tu per ausis ateini į moters. Ja. Ir per ateini ir baigi. Okay. Biškai išsipošilam. Tai Australija, ne? Tai ir pažiūrėk. Stand-upą padarėjai. Dar kalbėjai apie kengūras. Moterų negavai. Tai. Ne, šiaip, jo, mačiau aišku kengūrų, nes buvau nemažai ten laiko, bet man šiaip didesnį įspūdį koalas padarė. Nes aš kai važiavau Australiją, man dar kelionė agentas sakė, nelabai tu ten pamatysi jų, nes ten jos labai labai retai, kur laisvai būna ir medžio viršūnį jau eukaliptą, žinai, ir susukusio. Ir tikrai ten turi važiuoti tam tikrą vietą, ten keliasdešimt kilometrų, kad pamatytum, bet vienu metu, kai mes važiavam, buvo ženklas, tipo koalas spotting. Ir nuvarėm ir irgi matom medžiuose koalasus, nes jos, tipo, kas pusę metų tik keičia medį, kol visus lapus suvalgo ir tada eina tik kitą. Ir visas tokias runksas, nieko nesimato, nei nufotkins. Ir viena tokia grinai, kaip visose pasaulio koalų fotkėse, žinai, medžio 2 šakos, jinai vidury sėdi, taip laikosi įsikibus ir žiūri tiesiai, grinai kaip visose fotkėse. Tai toks juokingas vaizdas buvo. Ir nejuda, atrodo, žaislinė, žinai. Per 10 minučių nepaidėjo, kol mes ten nefotkinom. O tai nufotkinai? Jo, iš toli ten, žinai, su pcuo. Bet tu nelipsi į medį, nesifotkini su ja, žinai. A jos nebaigščios, jeigu prieitum arčiau? Kad jos labai lėtas, ten gali su koja paspirti, žinai. Bet šiaip kastų, kiek supratau, bet jų nepaimsi nieko, nes jos visada medinė, bent eukaliptą lipsi, žinai, bet, tai va, kalnuosi buvau dar. O šiaip tai viskas, smagu. Kiek pinigų išleidai? Toks. Tavo alga vieną. Nežinau, kiek. 800. 2 algas šiaip išleidau savo. 2 algas, ne? Jo, tai biški dabar galvoju kažką namie, boks mėnesį pažais, žinai. O tai tau buvo pirma kelionė tokia toli? Ar esi buvęs kažkur? Tai buvau. Amerikoje nesi buvęs? Buvau, jo, buvau. Buvęs. Jo, bet tai ten palyginus, aš galvojau Ameriką, žinai, ilga 8 valandas, 22 valandas skrydžio. Vien iki Singapūro. Tai kas geriau, Australija ar Amerika? Ar sunku palyginti? Gyvent. Ne, aplankyti, pažiūrėti. Aplankyti. Visgi Australija toks unikalesnis dalykas. Bet JAV vėl, žinai, savi dalykai. Kur, nežinau, jeigu nebūčiau buvęs Amerikoje, jaučiu, sakyčiau Ameriką, bet dabar, kai šviežesni įspūdžiai jo, tai jaučiu Australiją. Smagiau. Aš buvęs tik vienoje pusėje, tai nežinau. Reiks gal
Tai per kitą reklamą tu galėsi papasakoti. Gerai, tuo grįšim čia Mantas Katleris pas mus. Tajo Cruz sugalvojo dainą, kuri vadinasi Greita mašina. Kaip juokinga, ar ne? Žalia siera. Jeigu, pavyzdžiui, būtų dabar Alanas Kosnau, greita mašina, žinai, lietuviškai, kaip blogai skambėtų. Jo. Fast car dar, tipo... Tik daugumą, iš pusę, 2/3 angliškų dainų paimk išvers, ant kiek šlikščiais. Bet tai čia mums tik šlikščiai, ar iš viso yra šlikščiai, kaip tu galvoji? Nu, pavyzdžiui, koks yra lietuviškas geras pavadinimas, kuris, nu, tipo... Mono arba stereo. Arba džiazu, pavyzdžiui, yra parduodu. Nu, toks, tipo, toks. Tik pasilik, jo. Sugalvoki norą. Bet, pavyzdžiui, jeigu, vat, verstum Kilo yra toks atlikėjas, tai pavadinimas būtų Du žmonės. Gal tipo dar nieko, ne? Kaip eilėraščio pavadinimai labiau tai. Arba Route 94, tell you why. Tipo, Pasakys, kad... Žinokit, kokį skambutį matau. Change Nepamirškit paskambinti, juk Katleris čia, jį jau numetas 13 kg. Girdėjau, skambina tai skambinau, jo. Jis labai ir aš pačią pokalbę negirdėjau, bet girdėjau, kad jau metais svorį panelė. Gal norės, jis labai ruošiasi dėl tavęs. Į pabaigą gal. Gerai, tai nusimušiau su tais pavadinimais, bet iš tikrųjų labai arba yra cheap sunglasses, pigus saulės akiniai. Arba aš nešioju akinius ir naktį. Dabar norėčiau jūs padainuoti, tipo, labai gražią dainą, žinai, čia arenui, tipo, aš nešioju akinius nuo saulės naktį. Ir pradedam. Ir su būgniais, žinai. Aš nešioju nuo saulės. Labai ta lietuvių kalba tokia. Papasakok, Jonai, ką veiks vasarą geriau. Vasarą, ką veiks mes visi kartu. Pratęsim, man atrodo, jau 4 sezoną radijos Palangoj. Ir dabar... Vis dar tęsis. Vis dar tęsis. Aš žinok, labiausiai laukiu šito momento. Nes įsivaizduok, dabar sėdėt budeliai čia 5 aukšte yra vienas, bet kitas bus, kai smėliuką užuosi jūrą. Aparatūrą smėlio. Turės šlapiam servetėliam valyti. Ne, faina. Tai mes jau Liepos 1, man atrodo, žinok, krausysimės visą zipą vėl į Palangą. Lauksim labai tavęs. Tai padėsi, ne, biškių daiktus. Jo, grūščiaks. Jo, tai po to, tai kiekvieną dieną atidirbat. Kiekvieną dieną. Vakarų salūną patatusim. Nu, tai būdavo. Alaus litrą. Aš tai kažkaip nevarau tūsint. Aš turiu nustatymą, nevarau tūsint į įstaigą, kur pardavinėjai bulvinius blinus. Man kažkaip nesiderini šitą. Tipo, jeigu pardavinėjai bulvinius blinus, tai tu nemoki gerą tūsą. Bet tai esi buvęs ir esi valgęs ir tūsinės vienu momentu. Es vieną kartą, jo. Vis vieną kartą. O klausyk, iki vasaros, kokie tavo planai? Tai dabar su humoro klubu visiškai. Mano geri kolegos laukia, kol grįšiu, žinai, iš Australijos, nedarė pasirodymų. Nu, turėjo visi naujas programas, bet, tipo, palauks manis ir tipo pradėjom. Man dabar Stonkus tai repetavo sporto klube. Jo, tas koks monstras dabar. Aš bijau jam ką nors jau pasakyti. Nu, kur tipo pasako, anksčiau tai žinai, sak, Mantelė, tu šitą tą bairį išmes, dabar pasako, kaip tu tas bairis, geras. Imk mano kelis. Mes sportuojam, žinai, kartu toj pačioj salėje, jisai tipo... Oze, ne? Jo, jisai tas yra ant tų kačiokų, ant tų visų varo, o aš esu crossfito, žinai, dabar, kaip 3 savaitę. Ir mano treneriukas pamatė, kad Stonkus yra, sako, davai, su Nainiu persimės, žinai, Stonkus. Žinai, tipo kojas man sutrukdė daryti, o mes kaip tik tas crossfitas, kelios užduotis yra, ten ir kojos, ir viskas. Bet, žodžiu, viskas, žinai, iš tvermės. Aš jau 3 savaitės praėjęs tą. Ir ką tu galvoji? Stonkus buvo, tipo, viskas čiki čia man į ragus įstatys. Nu ir praėjo, po 2 ratą jau darėm tos visus užduotis, ten buvo atsispaudimai, su tokiam gyrom reikia įtupstus daryti, paskui atbėgi atsilenkimus, tada... Tu eini salę, tada jeigu tas spaudimus darai. Ir po 2 rato Stonkų pakirto. A, ne? Jo, o aš baigiau viską. Ja. Tai, žinai, tas... Tai kai aš pats lankiau sporto salę, nu, man net gėdu prispažinti, kad aš vaikščiau. Nu, man vaikščiau pusę metų. Toks atėjo prie trenerio. Gal čia man programą gali Aš, nu, jau nuo takelio toks atbėgi vis šlapis. Gal čia kažkokiu pratimuk. Tai vaikščiau irgi, žinai, nu...
nu atrodo, nu sportuoju kažkiek, nu jaučiau raumenis ten, nes liepdavo matuotis ten kas porą savaičių, žinai, pučias tie, bet jau matai, jau nugaras nebesugebi nusitrinti ir vaikščiau pusę metų, nu atrodo, kur tikrai jėgų prideda, bet prideda tik to rovimo ir tempimo, žinai, o nubėgi stadioną po 5 minučių spjaudais kraujais jau. Crossfitas man šiaip atrodo geresnis, tikrai. Man labai patinka, crossfitas, tai pagrindė ten su savo kūno svoriu. Jo, visiškai su savo, bet ant ištvermės ir išeinu, žinok, ir pykina, ir negera, ir viskas, bet po 3 savaičių dabar jau jaučiuosi, tipo, kad jau galiu pasigalinėti su kažkuo. Bet tai po kiek laiko pradėjai pats be trenerio? Aš visada su treneriu. Visada ją moku. Ne, šiaip labai gerą trenerį turiu, tai ir galvoju, kad reikia šalia manęs, kad būtų, žinai, tas disciplinuotojas, nes kartais nueinu, tai arba tenisą pražaidžiu, arba, žinai, va, su Stonku prakalbam, žinai, tipo, apie viską, kur pasikalbė ir pamiršti. Tik aš vienas irgi, nu, bet treneris, nu, ten tų serijų nedada, ko iš vis, net nedarydam kojų, man gelė, žinai, šlyg, ateini, sugelia tas kojų, ir, žinai, kai, tarkim, darai stumi, padedi, žinai, ir toks jauties, antplūdis, o kojų nulipi ir trauki tas kojas, žinai, links prie žemės, gulėti negali, nes mergos juoks. Šlyg, bet žinau, ko jas reikia daryti, nes yra didžiausia problema pas kačiokus, jeigu visas toks, žinai, trikampinis, 2 degtukai. Vos paina, labai juokingai atrodo. Ir negali atsiversti, žinai, nugaras guli ir viskas. Ir turi laiko dar pabaigti kebabą savo ir pabėgti. Nu tai apie turą, Stonku čia. Ai. Jo, dabar žiauriai atrodys, kaip kad reklamų, žinai, tipo. Reklama. Nu, pasiekėm, tai dabar, ne, tiesiog aš tikslių datų nepasas, nes pats nežinau, bet, va, gegužės mėnuo visiškai bus humoro klubo užgrūstas. Tai kiekvieną dieną? Bet, nu, kiekvieną normalią dieną, tai, o normali diena ir 4, 5, 6. Tai varysim, Vilniui dar darysim 2 pasirodymus gegužę Kaune, 3 Šilutę, grįšim, patys stebimės, bet grįšim Šilutę, žiauriai faina buvo, pašiurpa. Jo, bliamu, koks įvykių Šilutė buvo. Kas buvo? Sėdim, darom pasirodymą, žinai, ir, nu, prieš manęs 2 čiūvai stovi, aš pačiam gale už visų žmonių ir taip jie dairas, o, žiūrėjau, Andriukas yra, Egis yra, o, Širps yra. Ir taip, sako, kas tas Širps, žinai, per miestą šventę 2 žmonės sudėjo. Ir taip pasakė, kaip kokį žiedlapį savo, žinai. Ir man reikia ant scenos lipti ir aš žinau, kad salėje yra žmogus, kas gali. Jesus Christ. Šiurps, ne? Jo, ir mes grįžtam ten pas Širpą. Jis juokės, kai tu... Aš nežinau, kuris, bet ir gerai, kad nes būčiau vieną žmogų tik žiūrėjęs. Jis juokės. O, iktisam, geras. Tai va, varysim dar į užsienį, įsivaizduoju. Tai va, aš per mėnesį būsiu aplankęs Australiją, Daniją, Švediją ir UK. Nes dabar šį penktadienį išskrendam į Daniją, darom ten pasirodymą, tada šeštadienį ir sekmadienį Švedijai ir tada kitą savaitę į UK skrendam. Ar galėjote pagalvoti, kad tai bus tautinė karjera? Ne, prieš 5 metus kokius. Iš anekdotų. Iš anekdotų keliaut, nu. Fainu. Kad tik iš darbo manis to iš normalaus neišmest, žinai, kad... Neprašo, kad ateitų, paprikolitum kažką ten, ar visi jau tokie? Ne, nelabai, Jie jaučiau nors, ne, pas mus Katleris dirba. Jo, galėčiau, jeigu vyktų krepšinio varžybos tarp transporto įmonių Lietuvos, tai galėčiau, nu, nežaisčiau, bet Bayeris per trukėlį. Ant saliuko mane tikrai paimtų vien dėl to, kad... Apsirengtum sunkvežimį duos. O tai nebūna įmonės tų balių privačių, žinai, kalėdinių, ten sąskrydžių vasarą, neleidži tau pasireikšti? Būnis neprisimenu. Būna kalėdiniai, žinai, bet, nu, aš labai low profile laikau darbę, niekad ten per daug neišsiplečiu, nes kažkaip nu, žinai, dirba, jo, su vairuotais. Gerai. Trumpa pertrauka, 20 valandų Lietuvoje. Lady Gaga. 4 minutės po 20, klausote radistų, šiandien antradienis, žiūrėk, rytoj trečiadienis, ketvirtadienis vėl jau. Trečiadienis. Ir vėl varysiu ketvirtadienį hokėjų.
Linkėjų. Jo, Lietuvą palaikyti. Gaukvietį. Bet pirmas rungtynės 4-0 laimėjo, ne, prieš... Jo, bet dabar prieš Lenkus. 3-2, ne? Jo, bet gerai rinktinė, atrodo, žiūrėjau. Zubrus padeda. Kumeliauskas, man pavardės gerai. Kumeliauskas. Linkėjimai jiems. Gerai, atsimeni, kažkada skambinam tavo tokiai visiškai faniai gerbėjai, kurie, kaip supratom iš pokalbio, biški buvo... Iš balsą supratom. Taip, tokia bačkutė. Ir po to skambučio jį kažkaip labai susijėmė. Ne, jinai pamatė tavo stand-up show pirmą, ne? Ir jinai ten išgirdusi. Jo, aš padariau stand-upą ir mes gal po kokios savaitės ją jau skambinam. O tu Ukmergėj darai tą stand-upą? Jo. Ir apie ką ten buvo tas? Apie storas mergas? Ne, nebuvo apie storas. Bet matyt šiaip, aš tai šiaip nesakiau, mesk svorį. Matyt, ne, žmogus tiesiog... Aš tai net nežinau, iš jūsų tik sužinau, kad jinai jau, tipo... Nu, žinok, labai stipriai dabar nuo to laiko jau, kiek čia praėjo, porą mėnesiukų, gal biškai daugiau, tai 13 kilogramų yra numetus. Paskambinkim tavo future wife to be. Būsim trečias seksualiausia pora Lietuvos po jūsų ir Rolando su žmona. Klausau. Labą dieną. Labas. Lina čia, ne? Taip, man taip. Nu, malon, tai jau radistų numeris įvedus gal. Tau dažnai skambinėja. Ne, iš balso tiesiog atpažinau. Ai, tai kaip tau sekas? Man ačiū labai gerai, kaip tau. Gerai, va, šiaip klausai radistų ar ne šiandien? Karts nuo karto pasiklausau. O, ne, tai kalbėjau apie Australiją, va čia apie tave dabar pusę valandos. Norėjom paklausti, kaip tau sekas su šito, kaip sakė Jonas tau skambino, kol buvau Australijai, tipo, svorį labai meti fainai. Jo? Stengiuosi. Vis dar tęsiasi tas, ar jau atsibodo? Ne, atsibodo tikrai. Ne, tai kiek dar numetei po paskutinio Jonas skambučio? Prieš savaitę buvo 13,5 kilogramų. Tai ir plojimo muzika kokia. Gal ir aš pasigirti, 3 jau numečiau Australijai būdamas, va. O tu gal irgi kaip aš arbūzą valgai, ar dar ką nors mandriau darai? Praktiškai nieko nevalgau. Rimtai? Nieko nevalgai iš viso. Fotosintezę atlieka. Negerai taip, bet jeigu kilogramai krenta, tai aš nesakysiu, kad negerai. Jeigu krenta, tai gerai. Gal treneris tavo geras? Papurta tave gerai. Tai jau Ukmergėj, tipo jau biški vieną iš geresnių darai, ne? Tam vaikštai jau į deitus su nepažįstamais žmonėm. Deja, ne, niekada nevaikščiosiu. Rimtai? Kodėl? O su manim kada varysi? Oi, su tavim, man, tai jau pagalvosim apie tai. Tai aš dabar... Turėsit apie ką pasikalbėti. Jeigu kas 2 mėnesius mes skambinamės, tai po poros mėnesių vas skambinsim. Bus 26 jau kilogramų. Taigi Palangoj susitiksim, visi žmonės Palangoj susitinka, ne? Salūne. Aš abejoju. Nevarai Palangą? Ant tilto. Varau, bet abejoju, ar susitiksim. O kodėl jūs taip? Mes galim padaryti čia labai greitai. Įskirtinį pasimatymą tiesiogiai transliuosim. Čia tokią romantišką istoriją padarysim. Ten, žinai, kai per YouTube žmonės rašys, kur daro po 30 milijonų peržiūrų, kaip pasiperša ten, žinai. Taigi čia greit galim. Kuniga labai paprasta, žinok. Jo. Mes turim mikrofoną, išėjimą į publiką kiekvieną dieną, mes tie galim prikurti istoriją. O Dieve, kaip gražu. Ja. O Lina, tai klausyk, tu dabar jau matosi tas 13 kg, kad tu numetei, tai... Ko jūs juokitės? Sorry, aš iš Džavanį. Man tai titas prajuokino. Matas, kad... Žiauriai geras klausimas. Tai norėjau paklausti. Kiek žmogus turėtų sverti, kad nesimatytų, kad 13 kilogramų? Nustogus priaugo 20, tai jau matas dabar, bet aš galvoju 13. Oi, super. Dydis tavo sumažėjo?
Nu, kaip čia. Turėjo vis tiek, bet sustangrėjo, aš įsivaizduoju. Lina, tu mane per Facebooką pakviesi draugus, ar nepakviesi? A, jau nebepakviesi. A, jau taip jau pasikėlus labai, žinai, čia numets jau. Aš nesu tokia pasikėlus. Kaip aš. Jo, kaip tu. Ne. Aš pažadu, priimsiu tave ir draugausim. Gal tu dabar prie kompo esi? Šiuo metu esu ne prie kompo. Šiuo metu interneto net. Šiuo metu kompo. Salės. Ai, tai mes gal trukdom tavo atsilenkimus daryti? Gal paskaičiuoti. Kiek kartų per savaitę Linutė eini į sporto salę? Arba bėgioti? Į sporto salę einu 5, bet sportuoju tai 7. Oho, tai tu visiškai. O prieš tai, pavyzdžiui, prieš Mantą Katlerį. Kai pirmą kartą jį išgirdai, sakant stand-upą, tu su sporto draugavai, buvai kažkaip sporto klube arba bėgiojai? Darydavau kažką, bet ne taip aktyviai. Tai galim pasakyti, kad Mantas Katleris buvo tas vienas iškvėpėjų, kuris paspartino tavo nuėjimą į sporto salę. Būtų gražu, kad taip ir pasakytum. Antraštės jau vis tiek tokios bus, tai jo, gali net sakyti, bet vis tiek. Aš jau matau už manęs antraštę. Humoristas Mantas Katleris privertė ten kažką, žinai. O Dieve, nereikia. Ne, mes pameluosim. Gerai, tai Lina, labai smagu su tavim vėl pakalbėti. Man irgi su tavim. Tai susitiksim. Aš jaučiu, kad jau žmogus vienas kitam patinka ir jeigu per sekundę dar greičiau atsako atsakymą, man irgi smagu. Tai žinok, reiškia, yra kažkoks kontaktas. Lina, mes užbaigėm vienas kito. Kaip gražu. Sakiniai, tu pabaigau. Gerai. Vienu žodžiu, Lina, jo. Jo, Linutė, linkėjimai tau didžiausi. Stenkis toliau. Aš irgi dabar dėl tave stengsiu. Bet šiaip tai pavalgyk, tu žinai, nereikia taip nevalgyti. Reikia sportuoti ir taip, žinai. Ne, nu tai svarbiausia Katlerį pamaitinti. Jis labai mėsą mėgsta, tai va jam reikia valgyti. Tai aš mėsos pagraužiu. Ukmergiai pusryčius kažkam darė. Gerai, Lina, ačiū tau, iki, linkėjimai. Iki, dėkui jums skambutį. Viso, iki. Iki. Radistai tampa toksai sveikatingumo šou, žiūriu, žinai. Gerai, labai fainai, žinai. Vat kas iš vis Lietuvoje reiktų šitą pakelti lygį Australijai, vėl aš apie tai, pabaigs apie. Visi džimai dirba 24/7, tipo visą parą, kur, grinai, ant kiek dar, jeigu norin nusimušti pasitikėjimą savim, geri bare, buvo man tokia situacija, geri bare, čia tam pačiam, kur aš pasakau, žinai, gal 4 ryto buvo ir priešais tave džimas ir žmonės varo, o tu toksai su Red Bull toks padugnė, toks visiškas jauties. Nu, supratau. Nu ką, nieko. Bet šiaip pagerėja, žinok. Dėkui. Ir numetę svoriuką ir... Jo, ant vasaros nori, biškiva iki viladžio. Galima eit crossfitą kartu. Pažiūrėsim, kaip tau sekasi su ištverme. Ištverme gerai bus ir... Mano buvusi pasakytų labai prastai. Minutė ir viskas. Gal biš pailsi, tu ant nugaras gulėjai. Kam tu ilsėjai? Ne, biš pailsi. Oi. Gerai. Ačiū Mantai. Jo, dėkui, kad pasikvietėt, visada malonu pasiūlyti. Lauksim tavęs toliau. Gero fulės žiūrėjimo šiandien. Chelsea prieš Atletico, ne? Už Atletico Madridą. Olia. Pradėk nuo savęs. Iki. Gerai, čiau. Viso gero. O ką, mes darom trumpą pertraukėlę, grįšim.